Ir taip, noriu priminti, kad į šį pasaulį mes atėjome su jau užkoduotu mumise velnio likimu, kurį paveldėjome iš savo protėvių. O norint pradėti naują gyvenimą, reikia atgimimo galybės. Kam jinai reikalinga? Kad sunaikintumėm seną. Be atgimimo, be naujo žmogaus mes neturim jokių šansų sunaikinti savyje genetikos ir žmoniškumo faktoriaus su egoizmo sostu realybės. Tai yra per suteiktą Dievo atgailą, tame ar kitame žingsnėje, mūsų pašaukimas tik suteikti Dievo žodžiui galimybę išvalyti mus nuo visų mumise esančių stabų. Paklausyk, gerai klausyk. Atgaila tai Dievo malonės dovana, kurios kada nori nepasiimsi. Daugelis sako, atleisk savo, atleisk man. Oi, aš daugiau taip nedarysiu ir galvoju, kad tai atgaila. Atgala tai tada, kai tame, viename ar kitame žingsnėje Dievas atveda tave į tašką, kai tu nebeapsikenti su tuo, ką darai. Ir jis tada pradeda tau tikrai per savo žodį atgailauti, pasisukti 180 laipsnių kampų ir nebedaryti to. Vat kas yra atgaila. Primenu, kad stabais mūsų gyvenime yra tai, kas svarbiau už Dievą ir atstoja mums Dievą. Pabrėšiu, kad net šventosios dvasios dovanos, jei žavi labiau nei tas, kuris jas dovanoja, yra stabas. Stabu gali tapti net tarnavimas, kurį gavome iš Dievo. Žmona, vyras, kurios mums davė Dievas. Vaikai, tėvai, profesija, darbas. Stabais gali tapti sportas, kultūra, muzika, tautybė, giminė ir taip toliau. Bet, gerai klausyk, pagrindinės ir pavojingiausios stabmeldystės, kurios progresuoja krikščionybė, tai motyvacija, patepimas ir šventosios dvasios dovanos, ženklai. Štai kas šiandien dažniausiai klaidina ir yra garbinama taip vadinamuose tikinčiųjų susirinkimuose. Taip, šventas raštas moko siekti šventosios dvasios dovanų ir patepimo, bet tai antraeilis veiksmas, nes visų pirmiausia privalu visą šlovę atiduoti Dievui. Kodėl? Todėl, kad tik Jis ir dalina mums dovanas. Jeigu mes norime dovanų, o ne Dievo, problema. Mums reikia atiduoti visą šlovę Dievui, kuris ir suteikia mums dovanas. Štai kodėl Viešpats skrupulingai gano mus šventosios dvasios galybės jėga, nes žmoniškumo faktorius linkęs nuklysti ir užstrigti kraštutinumuose. Mato Evangelija 7, 13-14 parašyta. Įeikite pro siaurus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias veda į pražūtį. Daug jo einančių. Todėl ankšti vartai ir siauras kelias veda į gyvenimą. Gaila, bet tik nedaugelis jos atranda. Jūsų žiniai, koks bebūtų siauras kelias, jis vis tiek turi kelkraščius. Koks bebūtų, tai mums tiesa, kad jūs nepasitenkintumėt siauro kelio tiesa. Koks bebūtų siauras kelias, jis vis tiek turi kelkraščius, kurių vienas asketizmas, tai yra ir to negalima, ir ano nedaryk, ir iš viso nieko negalima, ir kitas viskas galima. Tai yra, kada Kristaus aukos lobynas naudojamas, kad pateisinti tuštybės, kurios veda šalia tikslo. Paklausyk, gerai klausyk, dangaus karalystės realybė randasi kelio viduryje. Tai yra šventosios dvasios teikiamame reisumo ramybės ir džiaugsmo balanse. Nes kaip viename kelkraštyje, taip ir kitame vyksta ta pati nuodėmės legalizacija. Pranašo Ezechilio knyga, 1 skyrius parašyta. Ir pamačiau iš šiaurės artėjantį viesulą. Didžiulį debesį, kurį gaubė ugnies liepsna ir spindėjimas. O debesyje, jo centre buvo žėrėjimas lyg gintaro. Jo viduryje rodėsi esą 4 gyvūnų atvaizdai, kurie buvo panašus į žmogų. Tik kiekvienas turėjo 4 veidus ir 4 sparnus. Jų kojos buvo tiesios, o kojų pėdos tarsi veršio nagos. Jo žibėjo kaip žiba šveistas žalvaris, po jų sparnais į 4 pusės kišojo žmogaus rankos. Visi 4 gyvūnai turėjo veidus ir sparnus. Jų sparnai lietė vienas kitą, eidami jie nesigręžiojo. Kiekvienas gyvūnas ėjo tiesiai į priekį. Jų veidų išvaizda buvo tokia. Dešinėje visi turėjo žmogaus veidą ir liūto veidą, o kairėje visi 4 jaučio veidą ir erelio veidą.
Mes jau kalbėjom, kad šis apreiškimas simbolizuoja atgimusio iš aukšto Dievo žmogaus brandą. Tai yra šventosios dvasios mumise triūso potencialą. Primenu, kad per vietinę Kristaus mokinių bažnyčią, o ne per vietinę religinę bažnyčią, per vietinę Kristaus mokinių bažnyčią, per vietinę Kristaus, o ne per Garį Kryšną arba kažkokias kitas konfesijas, per vietinę Kristaus mokinių bažnyčią. Kiekvienas, kas tampa jos nariu, yra organinė Kristaus kūno dalis. Štai kodėl sakantis, kad myli Dievą, bet nesantis jo kūno dalimi žmogus, tiesiog pats apgaudinėja save. Kodėl? Todėl, kad aš jau ir kalbėjau. Žmogus, kuris sako, aš myliu Dievą, aš myliu Jėzų, o nėra Kristaus bažnyčios narys, nėra mokinys, jis apgaudinėja save, nes jis neturi jokių šansų pamilti Dievą. Jis tik lozungus dainuoja. O tas aš myliu Jėzų skamba ir man atsivėrė, kai aš girdžiu, Jėzau, aš myliu tave. Kitaip, žinot, kaip skamba? Kai žmogus neturi mokinystės, neturi Kristaus meilės save, nėra Kristaus mokinys. Jėzau, aš taip myliu save, man reikia, kad tu mane dabar aprūpintum visko. Va taip skamba iš tikrųjų. Nes žmogus, kuris nėra Kristaus kūno dalis, žmogus, kuris neturi atgimimo, jis taip niekada nesupras, kas yra mylėti Kristų, o jo žmoniškumo faktorius, jis dainuos tas dainelės, bet iš tikrųjų gręš tik tai į save. Amen. Ir taip mes kalbame apie tai, kad visose, kas yra Kristaus kūno dalis, bažnyčia, šventoji dvasia formuoja nuostabiausią likimą. Patarlių 29-26 parašyta. Daugelis ieško malonės valdovo akise, bet žmogaus likimas yra iš Dievo. Pabrėšiu, kad tik tas, kuriam ne tik suteikta galimybė atgimimas, bet kuris ir realizuos Dievo dovanotą likimą. Tai yra išstovės gimimo iš vandens ir dvasios Dievo procesuose, iš tiesų taps pati laimingiausia, pati išmintingiausia ir klestinti asmenybė jau čia žemėje. Štai kodėl labai svarbu ne tik pažinimas dėl pažinimo, bet ir jo savyje apgyvendinimas. Pabrėšiu, kad vien tik žinojimas, ką žino ir daro kiti, lygus pragarui. Kartoju, tie, kurie ypač daug klausotės internetinių pamokslų, kurie daug skaitote knygų, sakau jums, vien tik žinojimas, ką žino ir daro kiti ar darė, lygus pragarui. Jono Evangelija 8:21-22 parašyta. Jei laikysitės mano mokslo, Kristaus, čia turime omenyje, jei laikysitės mano mokslo, sako Viešpats, jūs iš tikro būsite mano mokiniais. Jūs tada pažinsite tiesą ir ši tiesa padarys jūs laisvus. Ta prasme, jūs išgirsite, pažinsite tiesą ir tiesa apsigyvenus jumise, kuri taps manimi, kūnu, padarys tave laisvą. Nes vergas neamžinai bus namuose, tik sūnus amžinai pasiliks namuose. Jei tik sūnus panorės, jūs iš tiesų būsite laisvi. Amen. Dėmesio, žmogus, kuris atmeta Dievo dovanai tarnaujantį tarną, nepripažįsta ir bažnyčios. Mes jau kalbėjome, kad norint būti mokiniu, reikia turėti ką? Mokytoją. Štai kodėl visi, kas nepripažįsta virš savęs Dievo dovanai tarnaujančio žmogaus, su kuriuo turi viešpatyje santyki, negali suprasti nors ir teisingos informacijos. Tai nors ir girdi teisingai, bet per savo neapipjaustytą ausį iškraipo ir iškaipys visada tiesą. Štai kodėl tokie žmonės, jie atmeta ir bažnyčią. Ta prasme, praktikoje tokie žmonės prieš ją neturi jokių atsakomybių. O jeigu tu neturi jokių atsakomybių Kristaus kūne, kas tu toks esi? Nes mano kiekviena ląstelė kūne, jin turi atsakomybės. Jūs sutinkat su to? Mano pirštas turi atsakomybės, mano ląstelės turi atsakomybės. Visa, kas randasi mano kūne, jie turi atsakomybės. Ir vos tik tai vienas kažkoks parazitas pradeda streikuoti, arba jeigu dar kitaip, vos tik tai Dievas daleidžia, matydamas, kad aš nusigrįžau nuo jo. Ir demonai, kurie gyvena mūsų sąnariuose, pradeda strigdinti kažkokį organą. Mes pradedam sirgti. Taip ir čia. Vos tik tai, paklausyk, kalbu jums, tai labai rimta. Vos tik tai tu nusiramini ir sakai, man taip gerai.
Ir jeigu tu netrandi, kad tu neturi jokių atsakomybių, reiškia mūsų kūnas sergantis. Štai dėl ko nėra žemėje tobulos bažnyčios, nes kiekvienoje bažnyčioje yra Ahabų individumų, kurie nenori jokių atsakomybių. Ir jūs sakysite, tai ką aš čia turiu dabar pamokslauti, ką aš čia turiu daryti? Apsispręsk remti Dievo vyrą atsakomybę. Apsispręsk dėkoti, melstis. Nes ne visi pastoriai, ne visi penkianarės tarnavimas, bet visi mes turime atsakomybę. Melstis, dėkoti, džiaugtis. Amen. Pradėk tai daryti. Ir Dievas pamatys, kaip tu tai darai nuoširdžiai, atvers tau kelią. Suteiks tau dar labiau atsakomybių, per kurias tu susikrausi nematomą turtą danguose. Tai yra, priartėsi santykiuose su visagaliu viešpačiu danguose. Štai apie ką kalba apaštalas Paulius. 2 laiškas Timotiejui 4:3-4 parašyta. Ateis laikas. Jūsų žiniai pasakysiu gerą naujieną, kad jau tas laikas atėjo. Atėjo šventieji laikas, kai žmonės nebepakenčia sveiko mokymo, bet pasiduoda savo įgeidžiams, susiranda savo mokytojų. Ir ne šiaip savo, o kad jie pataikautų jo ausims, nes nukrypo nuo tiesos, patys atsivėrė pasakoms. Štai kam sveikas mokymas lyg rakštis. Štai kas tiesą laiko paklydimu, o paklydimą tiesa. Pasakysiu daugiau, kad tai tik dėl atgimimo arba užsivertimo problemos mumise, kuri neleidžia daugeliui tapti dvasinę Kristaus kūnų arba dvasinę viešpatie šventykla, kurios pragaro vartai nenugalės. Pastebėkite, tokie žmonės, jie ne šiaip savo kur nors šalia, bet ant kūno, iš kurio nori tik ko jiems reikia, bet ne to, ko nori Kristus, kūno galva. Paprastai toks krikščionis vadinamas apgamu, kuris su laiku pašalinamas. Apgamų būnama išorinių bei vidinių, kurie gali migruoti. Jie gali migruoti net po visą kūną. Dar kitaip juos vadina nepiktybiniais augliais, kurie su laiku transformuojasi ir į piktybinius. Piktybinis auglys vadinamas vėžys. Ir žodis sako, parašyta tokių žmonių žodžiai išplis lyg vėžys. Štai kodėl kiekvienas Dievo tarnas, jis yra pašauktas stebėti, kad tik tai tokių žmonių jo atsakomybėse neliktų. Nes antraip visi tapsime vėžinė ląstelė. O Dievas nenori to. Štai kodėl aš kartais būnu griežtas. Ir tai nereiškia, kad aš piktas arba negeras. Ne. Tai reiškia, kad būtent Dievo meilė šiandien suteikia šansą nusipurtyti, atsigręžti ir pradėti judėti. Ne taip, kaip tu nori, o Dievo teikiama jėga. Aleliuja. Ir taip mes jau nagrinėjom cherubino su žmogaus veidų simbolį, kuris yra žmogaus proto, intelekto jėga. Tai yra, kad mūsų proto Dievas išgydo būtent per ką jis susirgo. Tai yra per mūsų akis, ausis ir liežuvį, kurie tiesiogiai įtakoja mūsų mintis ir yra proto patarėjas. Mes kalbėjome apie liūto veidą, kuris simbolizuoja fizinio kūno jėgą ir jo paskirtį. Ir aš tikiu, kad tie pamokslai jums padės prižiūrėti savo kūną, supras, kas yra kūnas, kokia jo paskirtis. Šiandien mes pažiūrėsime į jaučio veidą, kuris simbolizuoja valios, emocijų ir jų galimybių jėgą. Tikiuosi sutiksite, kad kiekvieno mūsų valiai reikia išgydymo. Sutinkat su to? Taip. Tai yra, jei vienoje srityje mano valia yra laisva ir viešpatauja kūnui, tai kitoje tik tai dalinai. Pabrėšiu, kad pas visus esama sričių, kuriuose valia dar randasi vergystė. Prieš tai, kai kalbėti apie mūsų valią, aš kalbu dabar apie mūsų valią, ne apie Kristaus valią mumise, apie mūsų valios išgydymą, išsiaiškinkime, kas yra valia. Valia tai žmogaus sielos savybė, kuri turi gebėjimą įgyvendinti užsibrėžtą tikslą. Valia tai Dievo dovana, kuri suteikia mums pasirinkimo laisvę. Nes tik per ją, per valią mes turime galimybę atlikti apgalvotą pasirinkimą. Šventieji, tik pasirinkimo laisvės dovana, kurią suteikia žmogui Dievas, daro mus panašius į Dievą. Tai viena iš rakinių Biblijos tiesų. Kodėl? Nes nei vienas Dievo kūrinys žemė neturi suverenaus pasirinkimo. Neturi suverenios laisvės. Tai yra, nei liūtas, nei jautis, nei erelis neturi savarankiškos valios. Tik žmogus. Šventieji, po to, kai per Liuciferį, kuris transformavosi į velnę, danguose buvo ištirta viskas, kas yra pajudinama, Dievas panorėjo išreikšti save žmoguje. Tokiu būdu jis padaunoja mums pasirinkimo laisvę,
kurią įdėjo į mūsų valią. Būtent mūsų pasirinkimo laisvė ir pasireiškia teokratija, kurioje kiekvienas laisvas pasirinkti tik iš meilės. Tai yra Dievą arba šviesos angelą rojaus slibina. Jeigu Kristaus nėra mumise, mes nežinom, kas meilė, todėl mes renkamės falsifikatą, slibiną, kuris atėjo su tokia meilė. Ar tikrai Dievas pasakė, nevalgykit, valgykit, ką iš? Jis šiandien taip pat juda. Tik pagarbink, aš tau duosiu, ko tu? Bet kai mumis apsigyvena Kristus, naujas žmogus, jis visada atsako, vieną Dievą garbink, jam tarnauk. Ir mes renkamės. Tik jo dėka šiandien. Jis tame tarnauja mums, kad mes teisingai pasirinktumėm. Mes renkamės Dievą. Aliluja. Taigi, kaip Adomas su Ieva, per 4 cherubinų, kurie tampa mūsų organinės esybės dalimi procesą. Ir mes turime ištirti bet kokią informaciją, kuri skverbiasi per akis, ausis ir lūpas. Kodėl per lūpas? Ne dėl kai aš sakau kažką, tai aš girdžiu, ką aš sakau. Ir tai taip pat informacija. Todėl mes turim stebėti bet kokią informaciją. Aš jau kalbėjau, mes turim vaikščioti pastoviai su Dievo žodžio tinkleliu. Tai yra, kad jis tirtų viską Dievo žodžio tiesoje. Niekas kitas, bet mes patys pašaukti prižiūrėti savo kūnus, Dievo šventyklą ir dvasią. Dvasią, kur yra mūsų susitikimo su viešpačiu vieta. Ir taip, kaip šviesos angelas velnės veikia šiandien? Kaip jis man? Taip, matau, kad jūs visi žinot, tai per mintis, žodžius ir tarpusavio santykis. Pavyzdžiui, ar jūs įsitikinę, kad jūsų pastorius sako tiesą, kalba daugelis? Arba paklausykite, kitigi sako daug geriau. O kodėl tik jis? Ir kam tau jis? Tu ir pats neblogas. Atpažįstate velnio klastą? Nes Dievo išmintis, paklausyk bažnyčiai, niekada nelygina, kas geresnis vanduo ar duona. Dievo išmintis niekada nelygina nepalyginamų dalykų. Ar galima sulyginti vandenį ir duoną? Jie būtų reikalingi ir geri. Tai yra, nors vienas pastorius gali kažką žinoti geriau, o kitas dar geriau. Teisingai elgsimės, jei tai stengsimės apjungti. Jūs suprantat? Ateina laikas, kai tame ar kitame žingsnėje jūs būsit ganomi šventosios dvasios ir šventoji dvasia jums padės atpažinti, pakėlus ausį, gerą ir blogą. Bet Dievo jėga, o net sielinio žmogaus jėga. Ir jūs gero laikysitės, blogą atmesite. Ir iš vis, ar galima sakyti, mano pastoris geresnis už tavo? Ar galima taip sakyti, mano pastoris geresnis už tavo? O šiandien daugelis tuom ir špaguojasi, mano geresnis. Aš to visai nepripažinčiau. Aš paskutinį neįčiau. Ar galima sakyti, mano pastoris geresnis už tavo? Žinau, kad vėl jūs visi viską žinot, todėl pasakysiu ir taip ir ne. Ir taip ir ne. Galima sakyti, kad mano pastoris geresnis už tavo, jei tos bažnyčios yra religinių struktūrų fabrikai šitai žemėje. Jei tenai pastoriai, tai tie, kuriuos paskyrė žmonės, tai tie, kurie yra kažkokios tai struktūros organizacijos dalis, o ne Dievo dovanoje tarnaujantys žmonės. Tada taip, tas baigęs 2 institutus, o tas 3, o tas turi iškalbėsnį liežuvį, o tas ne. Tada galime lyginti. Tuo tarpu, jei tai Dievo dovanoje tarnaujantys žmonės, tai Kristaus bažnyčios penkianarės tarnavimas, mes negalime sakyti, mano pastoris geresnis už tą, nes gaunasi, kad viena Dievo dovana geresnė už kitą, kai tuo tarpu kiekviena Dievo dovana yra atbaigta ir pilna. Šventieji, pagrindinė nuodėmės esmė slypi tame, kai savo intelektais tikintieji bando suvokti, kas yra Dievas. Aš taip pat dariau, aš bandžiau suvokti ir galiausiai Dievas man padėjo įeiti į ratą, kaip Don Kichotui ir pavargti nuo to ir supratau, kad man neįmanoma apriepti ir suvokti Dievo. Man įmanoma tik paklusti ir pasitikėti. Tik paklusti ir pasitikėti. Tik paklusti ir pasitikėti. Apriepti Dievo neįmanoma. Bet koks aprieptas Dievas ir nebe Dievas, o stabas, jūs žinot, šluoliai. Amen. Todėl pagrindinė nuodėmės esmė slypi tame, kai savo intelektais tikintieji bando suvokti, kas yra Dievas ir išnaudoti jį savo naudai. Tai yra suprasti be Dievo, kas yra gera ir kas yra bloga. Aš jums priminsiu, gera vykdyti Dievo valią, kurios ne vienas žmogus iki galo nesupranta gyvendamas žemėje. Jeigu tik žmogus žino, aš žinau Dievo valią, stop, viskas. Jis yra paklydime. Jeigu žmogus sako, aš šiandien galiu pasakyti jums visą atbaigtą Dievo valią, jis paklydime. Ir bloga eiti prieš Dievo valią. Todėl visada, kai bandydami suprasti šventą raštą, ignoruojate Kristaus protą
ir šventosios dvasios apreiškimą, jūs naudodami savo intelektą nusidedate. Štai esminės nuodėmės, o ne tai, kad tu paslysti dėl savo kūniškų silpnybių. Dažnai girdžiu sakant, žinote, man Dievas atvėrė, kas turi vykti bažnyčioje. Bet kaip tik čia ir slypi pavojus. Kodėl? Nes Dievas taip nesielgia. Atsiminkit, kad per eilinį bažnyčios narį Dievas neapreiškia jokių strateginių ir svarbių apreiškimų. Pasakyk amen. Sakau jums dar kartą, nes yra čia žmonių, kurie galvoja, kad jie yra labai išskirtiniai ir ypatingi. Taip, ypatingi. Marinti seną prigimtį ir brandinti Kristą. Taip mylėti, taip dėkoti. O ne, kad jūs kažkokie ypatingi, kad per jūs Dievas kažkaip tai ganys bažnyčią. Kartuoju, per eilinį bažnyčios narį Dievas nepreiškia jokių strateginių ir svarbių apreiškimų. Kodėl? Todėl, kad jis tai daro per pastorių. Jis paliko bažnyčią kam? Penkianariui tarnavimui. Paklausykite, jis nedarys to net per mano padėjėjus. Nedarys. Nesuklyskite, nes jau vėjai tokie ateina. Neapsikaltinkit, bet sustokit. Jeigu jūs žinot, kad pastorius yra namuose ir neišvažiavęs, kreipkitės pas pastorių. Todėl, kad Dievas pasinaudos manimi, jeigu aš esu, ir per mane kalbės tą, ką tau reikia, nes tu esi jo strategija. Tu ne šiaip savo žmogus, tu jo sudėtinė dalis. Biblija moko, kad kada Pauliui buvo reikalinga strateginė evangelizacijos kryptis, Viešpats nepreiškė jam to per Luką, Silą ar kitus pranašus ar apaštalus. Pamenate, po to, kai šventoji dvasia neleido jiems vykti nei vieną šalį, jie visi pasiliko bendravimo su Viešpatie būsenoje. Tai yra, laukia atsakymų iš Dievo. Ir Paulius susapnavo kviečianti pagalbos makedonietį. Lukas rašo, mes nutarėme, kad Viešpats liepia eiti į Makedoniją. Atkreipkite dėmesį, parašyta, mes nutarėme. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jie suprato, jei tai buvo parodyta Pauliui, reiškia tai Dievas. Reiškia tai Dievas. Bet jei tai buvo buvęs Lukas, jie net nebūtų aptarinėję. Kodėl? Todėl, kad nors ir visi buvo apaštalai, žinojo, kad apreiškimas ateina per valdžią. Šiuo atveju Paulių. Paklausykite švento rašto vietos, kuri, tikiuosi, daugelį išvalys nuo neteisingų stereotipų, kurie laikas nuo laiko stimuliuoja mus suvokti Dievą savo protu. Primenu, kad bet koks bandymas suvokti Dievą vien protu atves mus į 5 kolonos gretas, kurios formuoja šiandien spindytis cherubinas, kuris transformavosi į tamsos kunigaikštį velnis. Pranašo Ezechielio knyga 28, 2 eilutė, 6 eilutė ir 10 parašyta. Nors esi tik žmogus, o ne Dievas, tu darai savo protą lygų Dievo protui. Kadangi darai savo protą lygų Dievo protui, mirsi nuo svetimų rankos, neapipjaustytų mirtimi, nes aš pasakiau, tai Viešpatis Dievo žodis. Mes skaitome, kad Tyro karalius nusprendė prilyginti savo protą Dievo protui. Bet taip iš pradžių jis visai nemanė ir taip nedarė. Tai yra, kad jis yra lygus Dievui, jis taip negalvoja. Tai įvyko tik po to, kai jis pradėjo Dievo žodį tyrinėti savo protu. Visi karaliai, kurie randami Biblijoje ir kurie buvo, jie buvo mokomi. Jie buvo patys įsiauklė, įsimokslinė žmonės. Negalvokit, kad karaliai tokie buvo, žinai, kaip mums kartais pateikia televizija šitą, iškrypusi. Ne, jie buvo išsiauklė. Jie negyveno kaip mūsų vaikai šiandien. Duok man pirk dovanok. Neisiu, eisiu. Karaliai buvo labai griežtai auklėjami. Jie turėjo nešioti drabužį vieną, kol sunešiodavo. Ir dar kai sunešiodavo, jie turėdavo patys užsilopinti, mokėjo užsilopinti. Jie žinojo, kas yra badas ir neprietiklis. Jie žinojo, kas yra pagarba. Jie visą tai žinojo ir buvo mokomi. Ir net su rykšte. Tai šiandien iškrypę krikščionis bijo savo vaikui paimti rykštę. Tai šiandien velnias įsteigė savo mokymą pasaulį visam ir jau apėmė tai visą, kad nedrįsk manęs lysti, aš tai policiją paskambinsiu, žinai. O taip su tėvais kalbasi. Absurdas. Bet aš geriau pasėdėsiu kalėjime 5 metus, bet jam dar paimsiu rykštę. Tegu mane priduoda, kur nori. Atvirai jums sakau. Išėjęs dar kartą rykštę. Už tai, kad pridavė. Ir taip toliau sėdėsiu, kol išeisiu. Bet niekada nesusitaikysiu su velnio mokymu. Niekada. Ir jums sakau, nesusitaikykit su velnio įdėktais mokymais, kurie vyrauja šitoje kartoje iškrypusi. Ir taip, jis pradėjo tyrinėti Dievo žodį savo protu. Po to Dievas jam paskelbė nuosprendį. Mirsi nuo svetimų rankos, neapipjaustytų mirtimi, nes aš pasakiau, tai Viešpaties Dievo žodis. Ką reiškia šitos eilutės? Mirsi nuo svetimų rankos, neapipjaustytų mirtimi. Tu
karalius, kuriam aš suteikiau jėgą ir valdžią, per kurį nutariau veikti žemėje. Tu, jūs karaliai šiandien, kunigaujantį kunigiją, jeigu jūs tik tai pradėsite prilyginti save ir naudoti mane ir išnaudoti mane, jūs mirsite nuo tų neapipjaustytų rankos, nuo svetimųjų. Šiandien jis sako, yra svetimieji, svetima bažnyčia, kurios aš nepažįstu. Jie neapipjaustyti, jie neturi apgimimo, jie vadovaujasi tik prigimimų tikėjimu ir šio pasaulio išmintimi. Ir tokie, jeigu jūs taip elgsitės, jūs pasmerksit save, ne apipjausti savo protą, o pūstis ir sprogti ir taip jūs mirsite. Kritusio žmogaus valios iškrypimai pasireiškia per įžūlų siekimą išnaudoti Dievo savo tikslams. Beje, ne šiaip savo išnaudoti Dievo savo tikslams, bet pateikiant, kad tai Dievo interesai. Šiandien labai akivaizdu ir matoma, žmonės veržiasi į klestėjimą neturėdami Dievo tikėjimo. Daugelis siekia Dievo palaiminimų, bet nemyli savo brolio. Kodėl jūs nepamastot, kad jūsų gyvenime nevyksta joksai Dievo palaiminimo aprūpinimas vien dėl to, kad jūs nemylit savo brolio, savo sesers, o labiau mylit savo vaikus? Aš niekada nemokysiu bažnyčios mylėti vaikus, pats būdamas tėvas, labiau už brolį ir seserį Kristui. Taip, man niekas negali atstoti meilės sūnui. Niekas. Man niekas negali atstoti meilės žmonai. Joks vaikas negali stoti meilės žmonai ir jokia žmona negali stoti meilės vaikui. Bet yra dar didesnė meilė, prakilnesnis kelias. Tai meilė Kristaus kūno sudėtiniai daliai, kurios nariu ir aš esu. Ir kai aš pradedu bendrauti, ir aš bendrauju, ir aš matau, ir kai nematau tų dalykų, aš labai liūdžiu. Man gaila žmogaus, nes visas jo gyvenimas iš tiesų remiasi tik šiuo gyvenimėliu žemėje. Ir taip, mūsų pasirinkimas yra tiesiogiai susijęs, kai mes kalbėjome, su valia. Todėl teisingas pasirinkimas visada gydo, visada išlaisvina ir visada sutvirtina mūsų valią. Tai yra, viešpaties žodis išlaisvina valią, išlaisvina sielą ir ta sielo dalis tampa bendražygė, dangaus karalystės pilietė. Ar žinote, kad mūsų valia glaudžiai susijusi su mūsų norais? Ar žinote, kad mūsų valia pašaukta valdyti mūsų norus? Bet dažnai norai valdo valią. Ir tai požymis, kad toje vietoje tu esi vergas. Tai negazdinimas, tai nesmerkimas, tu pripažįsti. Paskiau prašai viešpaties ir judi į išgelbėjimą, jei tai atitinka Dievo valią. Paklausyk, kai seno žmogaus valia patenka į mano emocijų ir norų kontrolę, ji tampa mano priešu, nes visada bandys sustabdyti bet kokią mano dvasios su siela partnerystę. Izaja 58:3 parašyta, kodėl mes pasnikaujame, o tu nematai? Mes tramdome savo sielas, o tu nepastebi. Štai pasniko dieną jūs vykdote savo valią. Taip kalba Dievas, sako, štai net pasniko dieną jūs vykdote savo valią, nors skelbėte ir rodote savo ištisusiam nosim, išsekusiais veidais, nusiminusiais veidais, kad jūs taip dar dėl Dievo pasnikaujate. Daugelis žmonių pasnikauja vien dėl to, kad gauti, kad patenkinti savo norus. Daugelis pasnikauja šiandien neištyrė, kas bus pagarbintas dėl to ir dėl to elgesio. Jie pasnikauja pavirkti negatyvių norų, kurie netitinka Dievo karalystės normų. Ir nors, kaip parašyta, tramdome save pasnikais, Dievas neatsako ir negirdi. Jis negirdi, todėl šventieji išgirskite, kad pasnikaudami ieškome savo, o ne Dievo valios. Mes pavergti norų, aš jums sakau, praktiškai norų pavergti, mes negalime suteikti, kad mumise dominuotų naujas žmogus, nes mūsų valia pavergta ir neleidžia plėstis naujo žmogaus valiai. O naujo žmogaus valia ir nenugalima. Ir tiek, kiek tu turi šiandien Kristaus brandos savyje, tiek tu turi valios pasakyti ne, taip. Pasakysiu paprasčiau. Mes tol, kol gyvensim žemėje, tas balansas bus išmušamas. Bet esmė neišmušime, nes nugalėtojas ne tas, kuris nugali ir nugali, o tas, kuris pralaimi keliasi ir nugali. Pralaimi keliasi ir nugali. Todėl balansas bus išmušamas, bet esmė, ant kiek tu greitai gyvendamas žemėje sugebėsi atstatyti šitą teisumą, ramybės ir džiaugsmą balansą. O tai padės tik tai reali tiesa apsigyvenusi tavyje, ką Kristus padarė dėl tavęs. Šventieji, jūs jau žinote, kad viešpats sako, visų pirma, ieškokite mano veido. Ieškoti jo veido, tai reiškia apgyvendinti Kristaus savybę savyje. Nes
kiekvienas Kristaus veidas tai savybė. Jis sako, ieškokite mano veido, ieškokite mano savybių ir apgyvendinkite jas, nes tai yra meilė, kuri ir pašaukta būti druska šitai žemė. Bet daugelis ateina pas jį tik dėl jo dovanų. Šiandien daugelis susirenka ir ginčiasi. Sako, o kodėl tik tai Dievas yra Dievas? Krišna yra Dievas, ir Buda yra Dievas, ir Alachas, ir visokiausių kitokių, žinai. Jie ir ginčinas tarp savęs. Ir galiausiai netgi ginčydamiesi, nes Dievo vaikas nesiginčia su tokiais žmonėmis. Ginčiasi tokie pat. Nes kodėl ginčiasi? Todėl, kad vėl turi savo noro tikslų. Ir galiausiai, kai įsiaiškina, kad Hari Krišna lengviausia tikėti ir daugiausia galim gauti, jie visi skutasi gausi ir eina į Hari Krišną. Arba besiginčiami išsiaiškina, kad hinduistų dievas yra tas, kuris tik ateini tenai, pabūni mantrose tose ir vėl tau kažką duoda, jie tada renkasi tai. Bet mes apsaugoti nuo to, nes mūsų Dievas sako, atsižadėsi savęs, pasimsi kryžių, būsi mokinys, pažinsi tiesą ir įgysi amžinybę. Visa, ką tu nori gauti veltui, aš jau tau daviau. Dabar mokėk kainą. Ir ta kaina yra nurodyta. Nemaišyk mano žodžiui daryti, ką aš nusprendžiu. Sunku? Ir taip ir ne. Bet viešpats ištikimas ir jis padės mums tai įgyvendinti. Antras laiškas Timotiejui, 2 skyrius 25-26 parašyta. Pagarbiai aiškinkite prieštaraujantiems. Rasi Dievas duos jiems atsiversti, kad pažintų tiesą ir jie įsilaisvins nuo velnio žabangų, kuriuose buvo pavergti jo valiai. Čia nurodoma, kad paveldėta tėvų valia randasi velnio žabangose. Neturėkite iliuzijų. Prisiminkit, mes jau kalbėjom, kad naujo žmogaus valioje randasi Dievo valdžios skepetras. Tai yra naujas žmogus, kuris turi Dievo valią subrandintą arba jėgą, jis yra valdžia. Nenugalima valdžia tavyje. Bet tik tada, kai mumise, tame ir kitame žingsnėje, dominuoja naujas žmogus, o ne senas. Antraip valia randasi velnio žabangose, tai yra mes neturime ten, tojame žingsnėje, toje srityje jokios valdžios. Štai kodėl daugelis kenčiame kaip vergai dar šiandien. Primenu, dėl to, kad mūsų valia pasilieka velnio tinkluose, yra kelios priežastys. 2. Pirma, mūsų valia pasilieka velnio tinkluose dėl mokinystės kainos neturėjimo. Ir antra, mokinio kainos nesumokėjimo. Atkreipkite dėmesį, mokinystės ir mokinio kaina tai 2 skirtingi dalykai. Luko Evangelija 14 skyrius 26, 27, 33 parašyta. Jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoje savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų ir net savo gyvybės, negali būti mano mokinys. Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys. Taip pat kiekvienas jūsų, kuris neatsižada visos savo nusavybės, negali būti mano mokinys. Kaip viskas paprastai ir aišku, ne? Dievas taip tobulai viską sukūrė, bet žmonės pasiduoda į apmąstymus. Ir taip, jei dėl Kristaus mokinystės kaina išreikšta savo tautos, savo namų ir savo gyvenimo praradime, ir aš neturiu omeny, kad mes čia dabar turime atsižadėti savo giminės, savo namų, savo tautos, viskas vyksta čia viduje. Visos genetikos, kuri generuoja mumise žmoniškumo faktorių, ką turiu omenyje. Protėvių tikėjimo, protėvių paveldo, genetikos, per kurią velnias mus nori apnuodyti ir nužudyti. Štai kur reikia atsižadėti. Kai mes tai atsižadam, tada aš galiu normaliai kalbėti savo netgimusią mamam, su savo netgimusiu broliu, su pasauliečiu. Aš tada normaliai, kai aš surištas esu ir nieko su to nedarau, 2 sekundės ir mano pokalbis su mama padaro mane ožį. Aš pradedu viduj klykti, išorėje klykti, mane nenervuoja, aš nebenoriu gyventi. Nes visas tie spazmai viduj mane pradeda tampyti. Ir reikia uragadabagaro ilgai, 10-15 minučių kažkada būdavo, pusę valandos, kad atstatyti, reanimuotis. O šiandien, kai aš prižiūriu ir dėkoju, stebiu šitai, jie manęs nebeprovokuoja. Kaip be nori, tą patį daro. Ne, ramiai. Jūs supratot, ką reiškia Kristaus mokinystės kaina, kuri išreikšta savo tautos namų ir gyvenimo praradime. Tuo tarpu mokinio kaina, čia parašyta, išreikšta savęs disciplinavime. Tai yra, kai Dievo tvarkoje disciplinuoja save šventosios dvasios jėga. Ne pats, o šventosios dvasios jėga.
143 psalmė 10 eilutė parašyta. Mokyk mane vykdyti tavo valią, nes tu mano Dievas. Te veda mane teisingų mokymų arba teisingų kelių, tavo maloningoji dvasia į tiesos žemę. Ir taip mes kalbame apie valią, kurią Dievas žingsnis po žingsnio mumise gydo šventosios dvasios galybės jėga. Kartuoju, kad pas visus vienoje ar kitoje srityje valia dar šlubuoja. Aš vakar kalbėjau su moterimi, su kuria pažįstamas jau 18 metų. Ir po šiai dienai nepripažįsta, kad jos valia šlubuoja. Ji nepripažįsta, kad be Dievo nieko negali. Ji nepripažįsta, dėl ko atėjo pas Dievą. Problema daugeliu krikščionių, kad jie neatsako į klausimą, dėl ko man reikalingas Dievas. Yra žmonių, kurie galvoja, kad jie atėjo pas Dievą patys. Tokie geri. Yra žmonių, kurie galvoja, kad aš atėjau dėl to, kad Dievas išgelbėjo mano tėvą. Klausyk, Dievui reikia tavęs. Tėvą jis išgelbėjo dėl to, kad jis tėvas. Jis žmogus, jis išgelbėjo. O Dievui reikalinga tu. Mes visi ateinam pas Dievą dėl to, kad Dievas nori padėti mums. Kad išgelbėtum sielą jam. Valia šlubuoja pas visus ir jinai bus išgydyta. Aš tikiu, kad Dievas ją išgydys, nes ne tam mūsų atrado, kad pražudytų, kad išgydytų, išgelbėtų ir atvestų į dangaus karalystę. Valia šlubuoja, nes įtakojama velnio žabangų, iš kurių išvaduoti ar išgydyti įmanoma tik per Kristaus mokinystės procesą. Dievas nori, kad mūsų valia ir emocijos būtų išgydytos, nes toks jo likimas jo vaikams. Jeigu mano valia, mano emocijos, jausmai neišgydyti, aš pasilieku velnio žabangose. Štai kodėl jisai žingsnis po žingsnio tobulai, nes tai labai svarbu dėl dangaus karalystės statuso. Išvalomus kaip 7 kartų išvalomus auksas. Patikėkite, vien todėl, kad esame ligoniai. Ar yra čia ligonių? Mes dar negalime nuoširdžiai bendrauti ir nebendraujam nuoširdžiai. Ir pavargstam, nes taip sunku ant savęs laikyti tą kaukę. Kaukę, kuris slepia tavo baimę, skausmą, žaizdas. Taip sunku, ir mes pavargstam. O kai mes pavargstam, ateina tas seno žmogaus įkvėptas jausmas, kuris pradeda klikti, spardyti, žaloti ir žeisti. Jis ginasi taip, aš to nesupratau, bet dabar supratau, kad tai ne žmogus, o tai skausmo, žaizda ginasi taip. Ir vis mažiau pradeda pykti. Kai tu supranti, kas dabar žmoguje vyksta ir supranti, kad tai ne žmogus, o žaizda, lengviau atlaikai tos smūgius ir greičiau pasigaili to žmogaus. Štai kas maišo mums nuoširdžiai bendrauti, bet aš tikiu ir norim jūs paguosti, mes jau bendravom geriau, negu bendravom prieš 2 metus. Po 3 metų mes dar labiau bendrausim ir dar būsim atviresni, nes iš tiesų vis labiau pamilsim gyvenantį mumise Kristų. Kas maišo šiandien bendrauti? Kartojasi baimė. Iš kur ateina baimė? Iš sužalotų žaizdų. Tai yra, jos ir pradeda mumise kalbėti. O kas bus, jei aš jam atsiversiu? O jeigu jis pasielgs su manim kaip vakar? Ne, neatsiversiu, net nesitikėk, kad aš tai kalbėsiu atvirai. Aš bijau. Aš netikiu, kad Kristaus meilė gali man padėti šiandien. Šventieji, patikėkite, po to, kai Dievas išgydys mus, nes tokia yra Dievo valia, būtent tokia išgydyti mus, pasikeis ir mūsų santykiai. Štai kodėl dažnai visi sako, o jis pasikeitė, ne, tu pasikeitė, todėl santykiai normalūs. Pasikeis santykiai, kuriuose nebeliks jokios baimės, nes tose žaizdose viešpataus Dievo šventumas. Supraskit, žaizda šiandien užgydoma atgamtiškai. Joje, toje žaizdoje apsigyvena šventumas. Žaizda toliau žaizdoje. Žaizda toliau gyva, bet viešpaties šventumas
per šitą žaizdą gydo aplinkinis. Ne tik tave, bet ir aplinkinis. Tai paslaptis, jinai uždaryta, bet būtent Kristus žaizda žaizdoje, jis ir šiandien gydo aplinkinis. Jis sukapotas ir sudraskytas ant kryžiaus. Iki pat paskutinės akimirkos tarnavo šalia esantiems plėšikams. Todėl aš svajoju apie tos santykius ir nepavargsiu svajoti. Aš tikiu, kad išvysiu va šitą Dievą jau žemėje. Tyrus, draugiškus, nesavanaudiškus, atvirus santykius, iš kurių pažinsiu dar labiau, koks Dievas gyvena tavyje, koks tavyje, o jūs, koks manyje. Įsidėmėkite, kiekvienas procesas prasideda nuo atgailos, kurią savo nustatytų laiku teikia pats Dievas. Tai Dievas teikia mums atgailą, kai žmogus pamato, Dievo tvarkoje nustato vieną žingsnį, į kurį pakvietė į Dievas. Te palaimins Viešpats jūs šitais žodžiais. Amen.